Šventosios nameliai sovietinio palikimo reliktas, dauguma jų pastatyti 1960-aisiais ar keletą metų vėliau. Tačiau randama ir štai tokių gudriai tarp senųjų spraustų ir vos prieš keletą metų išdygusių naujų poilsio namelių. Nacionalinės žemės agentūros Palangos skyriaus darbuotojams dar metų pradžioje buvo nurodyta ne tik nustatyti teritorijas, kuriuose galėtų būti nelegalių statinių, tikslų jų skaičių, savininkus, bet ir įpareigoti juos nugriauti savo statinius. Po patikrinimo Nacionalinės žemės tarnybos vadovė teigia, kad kolegos Palangoje šventosios nelegalių namelių problemą sprendžia vangiai. Mes manome, kad tikrai kontrolė buvo nepakankama. Nuo sausio mėnesio buvo atlikti tik tai 3 patikrinimai. Pavedimai tikrai nebuvo vykdomi, nes namelių net sunku pasakyti, kiek yra nelegalių pristatyta, kaip laikini statinukai. Tai jų yra tikrai daugiau negu 100. Jų nesugebėta net identifikuoti ir atrinkti iš tikrųjų, kiek jų tokių yra. Nemanau, kad per atlikus 3 patikrinimus įmanoma kažkokiu pasiekti rezultatų. Pasak Palangos skyriaus specialistų, nustatyti, ar namelis legalus ar ne, galima tik atlikus tam tikrus patikrinimus. Pavyzdžiui, vienoje teritorijoje rasta, kad nameliai paprasčiausiai nepažymėti registrų centro kadastro žemėlapyje, todėl teigti, kad jie nelegalūs, negalima. O štai šių prieš 10-metį įsigytų namelių savininkai sako, turi visus dokumentus, tačiau negali įregistruoti namelių nekilnojamojo turto registre, nes Palangos savivaldybė nesuteikia adreso, be kurio registracija negalima. Daugybė namelių įregistravo, mums nesuteikia adreso. Ir mes mokam žemės mokestį daugiau negu 10 metų. O nameliai stovi? O nameliai stovi nuo 67 metų. Turbūt 2 metus statė ir mes juos nupirkom. Yra ir tokių sovietmečių pastatytų poilsio namų, kuriems esą buvo išduoti laikini leidimai, tačiau vėliau jie taip ir liko nenugriauti. Todėl daugeliu atveju tik teismas spręs, ar namelis legalus, ar jį savininkas privalo nukelti. Bet kai kurių savininkų nustatyti nepavyksta. Kiti į nurodymus juos nukelti nereaguoja. Nustatyti savininkus yra gan sudėtinga, kadangi jie nėra geranoriški, jie stengiasi vilkinti procedūras. Kviečiame ne tik asmeniškai kaip nuo tarnybos, bet ir pasitelkę policijos pareigūnus, tačiau nereaguojama yra į tai. Bandysime toliau vykdyti procedūras. Nacionalinės žemės tarnybos vadovė sako, kad nameliai per teismą įregistruoti nekilnojamojo turto registre ydinga praktika. Tačiau ten, kur teismų sprendimo nebuvo, jų registraciją žada ginčyti teisme. Daiva Gineikaitė sako, netoleruosianti aplaidaus Palangos kolegų darbo, žada ne tik tarnybinį patikrinimą, bet ir nubausti atsakingus asmenis.